Aš augau 8 vaikų šeimoje ir mama, pasirodo, puoselėjo slaptą mintį, jau kad būtų vienas medikas šeimoje. Nu, tikriausiai mama numatė teisingai, nes man šita profesija tikrai vėliau labai patiko. Nuo 89 metų, tik atsidarius sienom, Jonas išvyko į užsienį, į Vokietiją ieškoti naujos chirurgijos ir iš ten parsivežė daug patirties. Nuo 2005 metų Jono iniciatyva buvo įsteigtas dienos chirurgijos skyrius, pradėjęs savo veiklą nuo 800 operacijų ir šiandien atliekantis apie 2400 operacijų. Jonas pritaikė pasaulinės dienos chirurgijos standartus ir jo dienos chirurgijos skyrius, sakyčiau, vienintelis Lietuvoje funkcionuoja tikruoju dienos chirurgijos principu. Šiaip gyvenau ir gyvenu pagal savo tokius principus chirurgų, gero chirurgo principus, kad pirma gerai atmatuok 6 kartus, paskui pjauk, kad jeigu operuoji pacientą, nepamiršk, kad jis turi sielą. Kuo tvirtesnė ranka, tuo tikslesnis judesys, reiškia treniruokis. Patark kolegai, jeigu jis to prašo. Mūsų Jonas yra labai mėgiamas ne tik kolegų, bet ir visų savo pacientų. Jonas pasiekęs didelių aukštumų chirurgijoje galėtų nuo ryto iki vakaro dirbti užsidaręs operacinėje. Tačiau jam kaip kūrybingai asmenybei yra ir kitų labai įdomių sričių. Jis labai puikiai bendrauja tiek sporto srity, tiek karo srity su mokslininkais, chirurgais iš kitų šalių. Su juo nuteko ne kartą keliauti ir su nuostaba žiūrėjau, kaip jį Vokietijoje, Austrijoje ir kitose šalyse su išskėstom rankom priima tų šalių gydytojai, kviečia į savo namus, kartu su juo keliauja. Gyvenimo būdas praktiškai. Kasdieninis poreikis daryti viską geriau, kažkur nusižiūrėti, patobulinti, įdiegti, kitam perduoti. Tai teikia didžiulį malonumą. Kiek žinau, jo dukra pasirinko savo antrąją pusę taip pat chirurgą. Tai reiškia, kad turėjo labai gražų pavyzdį ir tikrai nevengė vyro chirurgą.